Sveiki! Šiandien išmoksime kurti individualius teptukų pavyzdžius ir juos išsaugoti teptukų rinkiniuose. Teptukai būtina priemonė dirbant su Photoshop programa. Dauguma įrankių Photoshop programoje turi keičiamas teptukų parinktis. Ar jūs retušuosite nuotraukas, ar kursite plakatus, ar piešite eskizus, dažnai prireiks konkretiems projektams pritaikytų įvairių formų, dydžių ir standumo teptukų. Teptukų pavyzdžių paletėje yra įvairių teptukų, kuriuos galite pasirinkti iš meniu. Štai čia yra teptukų pavyzdžiai. O čia yra teptukų paletės. Šitoje vietoje yra sudėtos standartinės teptukų paletės, o čia yra vartotojo sukurtos teptukų paletės. Taip pat galime pasirinkti, kaip vaizduoti teptukų pavyzdžius. Pavyzdžiui, ar tai bus tik tekstas, ar tai bus sąrašas su mažais ženkleliais, ikonomis, ar tai bus didesnis sąrašas, ar tai bus ikona ir pavyzdys. Keičiamas teptukų parinktis turi daugelis įrankių. Tai būtų teptuko įrankis, pieštuko įrankis, fragmentų kopijavimo įrankis, rašto įspaudo įrankis, istorijos atkūrimo įrankis, istorijos atkūrimo ir koregavimo įrankis, trynimo įrankis, suliejimo įrankis, ryškinimo įrankis, sutepimo įrankis, vaizdo taškų šviesinimo įrankis, vaizdo taškų tamsinimo įrankis ir vaizdo taškų sodrumo mažinimo įrankis. Taigi, šitie įrankiai turi keičiamas teptukų parinktis. Photoshop programoje mes galime modifikuoti, tai yra keisti ir pritaikyti sau bet kurio standartinio teptuko atributus. Ir modifikuoto teptuko pavyzdį mes galime išsaugoti kaip savo individualų standartinį teptuko pavyzdį, kad vėliau prireikus jį jau paruoštą galėtume panaudoti. Galime išsaugoti tiek individualių teptuko pavyzdžių, kiek mums reikia. Kitą kartą, naudodami savo teptuką, sutaupysite laiko, kurį reikėtų skirti pasikartojančioms užduotims. Teptukų pavyzdžiai saugomi rinkiniuose. Tai mes sakėme, rinkiniai yra sudėti štai šitoje vietoje. Vartotojo rinkiniai yra štai čia. Visi vartotojo sukurti rinkiniai yra saugomi Brushes kataloge. Taigi, jeigu mes sukūrėme teptukų rinkinius ir norime tuos rinkinius ar tą rinkinį nusinešti į kitą darbo vietą,
arba reikia perinstaliuoti Photoshop programą, tai Brushes kataloge mes rasime savo rinkinius ir juos galime pasiėmę persinešti. Ar ten į kitą programą persikelti, naujesnę, pavyzdžiui, versiją, ar persinešti į kitą darbo vietą. Teptukų pavyzdžius ir rinkinius galime rasti ne tik šitoje vietoje, bet taip pat parinkčių juostoje galime spustelti štai šitą komandą. Tuomet štai čia atsidaro teptukų rinkiniai. Ir paspaudę pasirinkę kortelę Brush Presets, mes galime štai iš čia pasiimti standartinius teptukų rinkinius arba vartotojo sukurtus. Pasiimkime standartinę teptukų paletę rinkinį. Pasiimkime standartinį teptuką numeriu 25. Štai paspaudę šitą komandą galime išsikviesti langelį, kur matome teptuko pavyzdį. Šitą teptuką mes galim prisitaikyti savo. Pasimkime teptuko įrankį 25 ir štai kai mes piešime, jis piešia šitaip. Paimkime gal kitą. Štai piešia taip. Jeigu noriu keisti teptuko spalvą, tai spaudžiu šioje vietoje ir atsidariusioje paletėje pasirenku spalvą. Dabar piešia raudonai. Čia yra teptuko nustatymai. Galime kaitaliodami nustatymus gauti kitokį vaizdą. Kai mes kažką keičiame, pavyzdį matome štai šitame lange, taip pat visada mes galime pabandyti. Taigi, keisdami parinktis, sukurkime savo teptuką. Ne visos komandos yra aktyvios, vieniems pasirinkimams yra aktyvios vienos komandos, kitiems yra kitos. Reikia turėti, žinoma, patirties, kad išgauti kažką gražaus. Tarkime, mūsų teptukas bus toks. Tai dabar, jeigu norim savo sukurtą teptuką išsaugoti, tai arba spaudžiame štai šitą komandą Create New Brush, arba tą patį rastume štai šitoje vietoje. Brush Preset ir New Brush Preset. Pavadiname savo teptuką, pavyzdžiui, štai tokiu vardu 10 ir spaudžiame gerai. Štai čia mūsų sukurtas teptukas. Atsistojus ant teptuko rodo jo vardą, pavadinimą. Jeigu mes norime išsaugoti šitą teptuką rinkinyje, tuomet spaudžiame štai šitą pasirinkimą. Spaudžiame komandą Save Brushes. Štai kataloge Brushes yra saugomi visi teptukų rinkiniai. Išsaugokime vardu bandymas 2 ir spaudžiame išsaugoti. Vartotojo
sukurti teptukų rinkiniai saugomi šioje vietoje. Bet mes čia nematome rinkinio bandymas 2. Rinkinys bandymas 2 atsiras tuomet, kai mes Adobe Photoshop programą uždarysime ir iš naujo atsidarysime. Tai dabar tai ir padarome. Aišku, paklaus, ar išsaugoti dokumentą. Iš naujo atsidarėm Photoshop programą, langą ir dabar matome, kad mūsų teptukų rinkinys bandymas 2 yra išsaugotas. Jeigu noriu perjungti teptukų rinkinius, renkuosi, kurį noriu įjungti, pavyzdžiui, Special Effects Brushes. Mūsų klausia, ar pakeisti teptukų rinkinį, tada esantis bus pakeistas mūsų pasirinktu, arba jeigu paspausime Append, tai bus papildomai atidarytas ir mūsų pasirinktas. Nereikėtų atsidaryti daug teptuko rinkinių, nes pirma, tai užima atmintį, antra, kai bus daug teptukų rinkinių, sunku tarp jų surasti mums reikiamą. Tai mes pakeiskime štai. Pakeitėme ir dabar jeigu norėtumėm vėl įsijungti mūsų sukurtą rinkinį, spausčiau bandymas 2, vėl klausia ar pakeisti, sakome pakeisti. Ir štai mūsų rinkinys, kuriame yra teptukas 10-10. Kadangi mes šitą teptuką pridėjome prie rinkinio, kuris buvo aktyvus lange, tai žinoma matome ir daugiau tų teptukų. Bet jeigu mums jie nereikalingi, norėtumėm į rinkinį susidėti tik savus teptukus, tai mes juos paprasčiausiai galėtumėm ištrinti. Štai ištrinu, lieka mūsų 25 ir 48. Dabar rinkinį galėčiau išsaugoti. Paspaudžiu Save Brushes, vėl metai katalogą, pasirenku, kad išsaugotų ant viršaus, aišku, tuo pačiu vardu. Ir dabar perjungsiu į kitą. Ir dabar jungiu vėl atgal į mūsų bandymas 2. Ir štai matome, kad mūsų ištrintų teptukų nebeliko. Jeigu norime susidėlioti, kuriuos matyti, kuriuos ne, galbūt teptukus iš vieno rinkinio perkelti į kitą, tai galime padaryti su komanda Preset Manager. Štai atsidaro langas ir čia galėtumėm susidėlioti, kokius matyti, kokių ne. Mūsų 10-10, jeigu šitas nereikalingas, mes galim paprasčiausiai jį trinti. Štai tokiu būdu mes galim išsitrinti, kurių mums nereikia. Galima juos keisti vietomis. Galima sulaut, prijungti kitą. Taigi taip mes galim susitvarkyti savo teptukų rinkinius.